30 skyrius. Transporto priemonių reikalavimai. Eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje atliekant privalomąją techninę apžiūrą. Lietuvos Respublikoje viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik techniškai tvarkingoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, išskyrus taisyklėse nurodytus atvejus. Vieną parą dalyvauti viešajame eisme nustatyta tvarka ir tik Lietuvos Respublikos teritorijoje leidžiama laikinaisiais valstybinio numerio ženklais paženklintoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių savininkai, valdytojai, yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius. Kiekviena motorinė transporto priemonė, traktorius, savaeigė mašina, priekaba turi būti su tam skirtoje vietoje vertikalioje plokštumoje pritvirtintais registruojant jai priskirtais valstybinio numerio ženklais. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių privalomoji techninė apžiūra atlikta ir galioja, įskaitant transporto priemonės, turinčias leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros ir kurių valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius. Viešajame eisme dalyvaujančių motorinių transporto priemonių, priekabų reikiamą techninę būklę, registravimą ir privalomąjį draudimą užtikrina transporto priemonės valdytojas. Draudžiama važiuoti keliais, dengtais asfalto arba betono danga, transporto priemonėmis su vikšrine važiuoklė, išskyrus transporto priemonės, ant kurių vikšrų uždėtos apsaugos pagalvės arba kurių vikšrai yra guminiai ir nepažeidžia asfalto arba betono dangos. Nuo balandžio 10 dienos iki spalio 31 dienos draudžiama eksploatuoti transporto priemonės su dygliuotomis padangomis. Šiltuoju metų laiku rekomenduojama eksploatuoti transporto priemonės su vasarinėmis padangomis. Žiemos sąlygoms susitęsus, dygliuotų padangų naudojimas gali būti pratęstas susisiekimo ministro įsakymu. Nuo lapkričio 10 dienos iki kovo 31 dienos draudžiama eksploatuoti motorinės transporto priemonės, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius ir priekabas su vasarinėmis padangomis. Mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius eksploatuoti su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio-vasario mėnesiais, taip pat kovo-lapkričio mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi. Eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje, išskyrus mopedą, motociklą be priekabos, traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti avarinio sustojimo ženklas ir tiek gesintuvų ir pirmosios pagalbos rinkinių, kiek nustato techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai. Kiekvienoje eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje, traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Kiekviena eisme dalyvaujanti transporto priemonė, kurios konstrukcijoje numatyti saugos diržai, yra jų tvirtinimo vietos, turi būti su saugos diržais. Transporto priemonėje draudžiama įrengti greitį matuoti trukdančias priemonės ir daiktus. Motorinę transporto priemonę, traktoriumi, savaeigę mašiną važiuoti draudžiama, jeigu neveikia pagrindinis stabdys, vairuotojas jo negali sustabdyti transporto priemonės. Neveikia vairo mechanizmas, vairuotojas negali juo valdyti transporto priemonės. Netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas. Lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks artimųjų rūko šviesų priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai galiniai gabaritiniai šviesai neveikia, neįjungta avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio.